Sandėliuko istorija tęsiasi. Tai vakar išėjau iš čia, šiandien susitinkam čia. Ir labai šlapimu trenkia čia viduj, nes čia pro tas siūlės viskas bėgo ir lyjo tiesiai ant šito pagrindo. Bet pats viduj sausas ir šiandien vėjas jau ramesnis. Išskyrus tai, kad labai apsiniaukia. Reikia pasiimti kalnų oželę ir pažiūrėti, kaip stogo danga laikosi. Stogo danga vos drėgna, bet nešlapia. Tai, aišku, tokios negalima lituoti. Reikia laukti, kol išdžius. Būtų labai gerai išlystų saulę porą valandų, kokį pakaitintų ir galėtumėm užmesti bent jau laikinai šitą dangą ir nebešlaptų USB ir viduje nebelytų. O kaip bus, parodys laikas. Tai susiradau dvi simpatiškas lentas tokias. Visiškai tiesios. Ai, kamera ištiesina vėlą, ne? Lieva ta kamera, neparodo realybės. Čia bus kaktinės lentos, kaip čia pavadinti. Nu, galai ant gegnių. Kadangi man tokių ilgų jų nereiks, tai nieko tokio, kad pasiraičius. Čia va, ant galo. Reikia nupjauti tas pagaliukus dar, žadėjau platesnį daryti, bet dariau ekonomiškai, kaip išneša, kad lapų negadint daugiau, nes būtų reikėję juostelės pjauti. Tai va, ir nupjausiu ir padarysiu čia šitą lentą taip tiesiai. Ir su kokiu kiaušinius kaip reiks čia padaryti, bet man šitą lentą viską išspręs, nes aš ją prisuksiu, jinai pratęs viską, prisuksiu šituos du tokius čia ir laikys visą šitą galą, kad nenulinktų. Kitą kartą sprendimai ateina patys. Šitas sandėliukas labai daug mums išspręs dalykų, nes čia turiu va šitą šūdo krūvą, nežinau kur ją dėti. Čia tų palėčių pilna ir viskas sandėliukas išspręs. Bent jau didžiąją dalį, tai sunaudosiu lentynom pasidaryti va šitos galus gegnių. Dar vienas geras dalykas, tai kad galėsiu už sandėliuko susidėti visokius mažiau reikalingus daiktus. Tokius kaip paletės, nors aš nežinau, ar jas panaudosiu. Kam aš čia sandėliuoju? Supjaustyti ir sukurienti, ne? Ir malkas galėsiu susidėti už sandėliuko, va. Pradėjau biškį čia šiukšlyno atsikratyti. Ir kas čia toks gražuolis pabėgo? Kas čia toks per gražuolis miegoja lentuose? Na, skrisk. Wow! Ne veltui jau penktadienis. Rugsėjo 12. Jau beveik pusė rugsėjo praėjo. O šūdų krūva. Važiavau, viens pagalys pasimaišė ir virto viskas. Bet kaip užkaitino, taip... Labai gerai. Gal iš tikrųjų užviniosiu dangą, nes praneša ateinančias dienas visišką lietų. Tai ir bus visiškai sausa viduj. Galės vidaus etapus darytis per lietų. Čia kai 100 kartų savo kartuoji, kad atsiminsiu, kai reikės ir... Tokį gabalą USB radau, bet radau tada, kai jau, nebereikia, mažiausiai reikia tada. Tada patvarys išvalytas. Bam! Eina, kokį šiukšlyną pasidariau. Bet negaliu skūstis, kokiu gėriu atradau visą gegnę sveiką. 8 ant 3,5 tokį storumo daiktą. Belė kiek makaronų, 6 metrų ilgio. Nu tiesiog gerybės čia. Su tokio ilgio gulščiuku pasižymėjau. O čia tai kosmosita. Nėra taip paprasta čia tą lentą prisisukti vienam pačiam. Bet atrodo tikrai simpatiškai ta lenta. Wow. Tokia pilka. Lemva, dažyti net nesinori. Au. Šitas namelis grinai kaip Lego. Radau 2 visiškai vienodus gražius makaronus, kurių man reikia čia galvose prisukti.
kad galėčiau prisukti irgi tą pačią lentą tokią, visą prieminančią. Ir va, labai gerai čia pasiskleisti visą tą lauką, eini taip ir su akim užtaikai. Ar yra kažko naudingo? Dabar buvau užlipęs į viršų ir pažiūrėjau, kad belia kaip išdžiuvo. Aišku, neaišku, kiek tos drėgmės, bet išdžiuvo visiškai šitą plokštę. Ir už valandos praneša lietų, tai gal reiktų netyčia užritint šitą dangą. Kaži, ar mano ožis atlaikys, ar blemba, ar aš pats atlaikysiu. Eina šik. O! Kas vysta? Nežinau, stoksi linka net. Būtent tas ta vieta. O čia visi du rulonai tokie suís ant viso stogo. Tikrai žodžio prasme bijau. Lemą tokį gabalą. Neįsivaizduoju, kiek jisai sveria. Gal kokį 15 kg. Bet čia turbūt neparašys. Rašo tik plius minus 15% šito daikto svoris gali sviruoti, bet pačio svorio nerašo. Na nieko. Bandykim vynioti. Panička grįža. Kaip ten tas tavo, kad čia užsidžiogė? O kas yra? Šakas turi, sakai? Per ožį? Ožys šiamco mane. Uždėsiu dangą. Labai gerai. Na va, pradžia yra. Labai gerai, kad yra čia tokie padaryti, gal jie čia specialiai, tai šalia šito krašto galiu vynioti. Nu, tapkini. Lemba visai simpatiškai, A ne? Aha. O šiaip net virkščiai turėtų būti? Kas? Danga. Žaisi viršų? Ką žinau. Lemba su balamutinai mane dabar žinau. Nu čia tai slidi danga, sakau, čia nulytų. Ai, nulytų sakai? O čia prisvilęs ta prasme jin kažkaip? Turėtų. Tu, Jeigu turėtumėm tą daiktą, su kuriuo svilinti. O tu neturi? Palikų kaime. Nu, va, minam į kaimą. Kurį kaimą? Mūsų kaime. Nu, ne pas tėvų. Ne. Jau nenuslysiu visų to škurlių. Kaip toks darbiuks patinka? Šitas tai smagus. Galima vynioti ir vynioti. O kas nepatiko? Ne, su šitą malkinę tai daug maž viskas patiko. Ir patinka. O su kuo nepatiko? Tai ten su tuo va. Kodėl? Kur pinigai jam baigės. A, milijonai mūsų baigės? Aha, milijonai baigės. Ai, kaip buvo gerai, tu milijonų turėt. Nu, gaila, kad visi milijonai baigės. Lika tik vienas. Nebent žmogus rašė milijonais kitais ten rubliais, kaip ten tie. Rupijom. Rupijom. Aš bijau įlūžti. Nu, tai geriau neįlūžti. Tavo vienas sekėjas gerašė. Ką? Mano? Na. Kodėl mano sekėjas? Nu, tai vakar sakei. Ai, nu kad netvirta. Nu, tai va, tai bijau dabar įlūžti. Ai. Žinai, kiekvienas toks parašyms po to įvaro baimę. Na, prikvarks. Na, vienai prikvarks. Ką čia darai? Viniuoju meškerės. Čiuož žemyn lapai. Tai reikia kažką galvoti iš naujo. A ne? Mhm. Ką čia galėtumėm sugalvoti? Iškart prilydyt. Ką, tu čia tą draugę pasikvietei? Ai, ką nadžiūtų. Ką sugalvojau, kad nečiuoštų, tai tiesiog prišaudysiu su kabikiam. Jei bus gera. Na va, stogelis apklijuotas. Ne, apviniotas. Prišaudžiu netgi čia, kad vėjas nepakeltų ir Robertai čia pradūrė ir vanduo bėgs. Nu ir. Taigi jau nusprendėm ant viršus čerpės dėsim. Pirksim čerpės ir dėsim čia. Juokauju. Čia ne dėl stogo konstrukcijos aš nedėčiau čerpių, o dėl pamatų konstrukcijos, nes viskas laikos realiai ant USB, nes blokeliai yra šiek tiek giliau, kad būtų jie kraštu perimetrų sudėta, grinai ties sienom, tada viskas ok būtų. Dėl stogo tai aš čia ramus. Kiek žvyro susikaupė vienoje vietoje, bet plautas grinai žvyrelis. Papasakokim Roberto susimovimus. Tai susimoviau čia.
Čia va, trūko tiek lapelio. Kadangi čia užleidau 5 comus, trūko čia tų 5 comų. O čia nieko neužleidinėjau ir lygiai padariau. Tai užteko idealiai abiems galams. Visiškai identiškai vienodai. O tai reiškia, kad ir taip natūralu, kad dvi sudėjus OSB plokštės po 2,5 metro gausis lygiai 5 metrai. Tai apie tai aš nepagalvojau. Tai užmetinėjau ir taip gavos, nes rulone yra lygiai, pasirodo lygiai 10 metrų. Bet kas fainiausia, kad esu visiškai ramus dėl lietaus, viduj nebelis. Wow, iš po stogo darbų grįžto ir pasitinka toks vaizdas. Jūs pažiūrėkit. Aš čia ateinu. Pistinai. Sukas čia. Įdomu, linktelėje. Į ką tu? Ką pasakysi? Rimtai. Į tipo nebijai? Blusas užpuolė. Ką? Pasiražė. Atsisėda. Na? Tai gal jau nori pindintis čia? Ką? O man Vilę pakviesti. Ką? Tik prie mano Robertėlę nelys, gerai? Va taip va. Kokia gerulė, ką? P***a, gražiai tapkė, glušėtų. Tapkė gražiunk, neš čia, kur bėgi? Bet geriausia, čia buvo tapkė. Įnapinai iki ten. Ant lauko tavo vietos. O tai kam tu išmeti tą tapkę? Žiūrėk. Dar kambarį, kai eitų tai iš vis. Žiūrėk. Negazdink, mažiesiu, ką daro. Ką, pizdi tapkė? Išbėga savo tapkės ieškoti. Bet tokia gerulė. Jeigu dings daiktai, žinosim kur? Na savo. Pasirodo, daiktus ne žmonės gali vogti, bet ir lapės. Bet kas geriausia, tai abi dvi tapkės pavogė. Nu tai dar vieną numečiau. Nu bet vis tiek pavogė. Vaizda, ką šiek čia metu? Ne kai kuprą noriu duoti, o kad čia vaišinu savo tapkiam. Na va, atsinešiu pirmąjį gipsą lapą. Reiks pradėti sukti. Gal reik biškį dar tankinti karkasą. Sukišti vatą. Ir pradėsim šiltinimo darbus. Visą išsuksim gipsą. Visur. Juokauju. Nesuksim tą gipsą. Iš namų išnešiau, nes jis mane nervavo. Tai nameliuko gyvenime niekas nepakito. Nu, išskyrus danga šiandien užsidėjo. Ir sklype atsirado dar didesnis šiukšlynas. Vardan geresnio rytojaus, bet namuose belia kokie pokyčiai. Tai nežinau, Vilė turbūt Instagrame ten pasidalins. Aš kažkaip ten viduj nenoriu dalintis. Man smagiau yra lauke. Nu gerai, parodykit šiek tiek vidaus. Mirks. Nu, vidaus darbų sakau nerodysiu šiandien, bet Vilė labai užsivedus. Reikia išsirengt. Joms pats vyrs, nu varyk. Girdi kaip? Grindis braižai. Braižas, grindis. Užsimanė vyrs, kad toj pusėje būtų pakabinama atskirai be durų. O čia bus krisliuks atsisėsti. Taip, ir bus pakabinama tiesiai iš lauko. Kad batus galėčiau užsirišti. Ir čia dar tie dėsis tašeliai, ane? Stašeliai? Nu, tašeliai, kaip jau, nu, ten tie, kur rodžiau. Nepažįstu tokių. Jie irgi vadinos tašeliais, manau. Galbūt tašeliai, bet... O čia reikia kažkaip prie sienos pritvirtit?
Ką, spinta? Nu. Kodėl? Nu, kad, ką žinau, nes jin biški tokia Netvirtinam, pasvirus. šitam netvirtinsim ir čia. Nu, ten vienas su kito, čia nieks nes su niekom. Aš šitą pelę Nu, nesiduotų. į sieną, ta prasme, kažkaip reikia. Gal rimtai vieno varžto kokį reiktų įsukti. Bet šiaip durės susidėtų, jinai nebesibota. Ne, aš noriu, kad tu pritvirtintų prie sienas ir būtų amžina. Nu gerai. Po metų laiko įdėsiu lempą. Alio. Va, ji kabo. Dabar reikia ten ir dar ten. Ir ką tu? Šitą vardaką galėtų nerodyti iš nugaras. Tai reikėjo man tik tokius šudukus prisukto. Vienas nukrito viskas. Žiūrėk, suradai. Jau galvojau, kad čia tas atvejais, kai nukrent. Ir nerasi. Na tai, prisukim. Gerai? Jo, gerai, tai pabaig kišt. Ne. Eik tu, nafik, susimoviau. Kodėl? Nežinau. Vieną ne čia įsukai. Ne vieną. Eik, tu kai kreivai pavarai. Kaip tai? Kodėl? Kas čia buvo? Matos, ką Roberts kreivai pavarė. O į kurias skylės turėjau pavaryti? Ai, na, šiek tiek reikia tik paaiškinti, viskas tvarkoj. Jo. Tik tas, kad... Nebesisuk? Nebesisu kažkodėl. Tu čia prieš tai darai. Patramčiau biškį ir va, įlenda gražiai mat. Ai, bet čia jau vėl nei ten pataikiau. Dabar per žemai jau. Nu. Va. O tas vakars jau. O. Čiūčelių reikia daryti. Tikrai. Na, Nu, dabar kur mano liaupsės? Kur padėka? Po kokių 9 mėnesių, ne? Yra tada... Nėra. Ne, šiaip tai nuo balandžio tada čia. Ai, nuo balandžio. Ne, nuo kovo gal. Spintas jau man ras kovo turėjom. Tai reik duris nusipirkti. Ir Vilė labai nori va šitų dalykų, bet man jie kaip nepatinka. Ko? Tu girdi koks garsas, vien kai kažkas Tai krenta. nereik mėti, čia batams skirta padėti. Bet tai naktį nuo pakabos kas nors nukris, galvosi, kad varps koks. Bet nereik taip mėti. Ačiū, kad žiūrėjot. Atžiūrėjant, ačiū. Ir Ir ate. iki. Iki.